ketvirtus metus gyvuojantis Šakių krepšinio klubas Zanavykas nuo pat pirmojo sezono esantis tarp geriausių regionų krepšinio lygos komandų yra viena iš nedaugelio komandų neturinčių varžyboms normalios, visus reikalavimus atitinkančios sporto salės. Trečios pagal lygį Lietuvos krepšinio lygos varžybos vyksta Šakių Varpo vidurinės mokyklos sporto salėje, kurioje ne tik trūksta vietų žiūrovams, bet ir ne visiškai atitinka krepšinio aikštelės matmenys. Be to salė tiek apkrauta įvairiomis veiklomis, kad praktiškai nebelieka laiko net jos kosmetiniam remontui. Todėl jau 2007 metais tarsi išganimas rajono sporto aistruoliams atrodė mintis suręsti Šakiuose sporto kompleksą, paprasčiau sakant sporto rūmus. Šią idėją iš dalies taip pat inspiravo krepšinio klubo Zanavykas atsiradimas. Rajono vadovybė, Zanavyko treneris Modestas Paulauskas, kiti klubo vadovai ir rėmėjai pramynė plačius takus svarbiausiose šalies institucijose, kad ši mintis taptų kūnu. Ir štai jau 2007 pavasarį laisvame žemės plote šalia dabartinės Šakių Žiburio gimnazijos į būsimo sporto kompleksų pamatus buvo įmontuota simbolinė kapsulė ateities kartoms skelbianti. Prasidėjo pirmojo rajone sporto komplekso statybos. Statybų pradžia žadėjo, jog per metus ar dviejus skambiu jaunimo kūrybos ir sporto centro kompleksų pavadinimo statinys bus užbaigtas, o jame savo vietą ras ne tik rajono mėgėjai, bet ir badmintoninkai, salės futbolo ar rankinio mėgėjai. O svarbiausia, Zanavyko varžybos vyks normalioje šiuolaikinėje sporto salėje, į kurią negėda būtų pasikviesti net paties aukščiausio lygio šalies krepšinio komandą. Deja, rajono vadovo pažadas 2007 spalį pradėti sporto komplekso eksploataciją taip ir neišsipildė. Neįvyko ir pirmosios tai progai žadėtos Zanavyko ir kompleksą statančios įmonės Rūdupis iš Prienų krepšinio komandos varžybos. Priežastis – neužbaigtos statybos sporto komplekse. Anot Šakių rajono mero Juozo Bertašiaus, forsuojant statybų laiką, sporto kompleksas, tai yra sporto salė ir pagalbinės patalpos, galėjo būti pastatytos iki numatytos datos. Tačiau to neįvyko. Pagrindinis svertas, kodėl mes neforsavom darbų ir nestengiam padaryti daugiau negu turėjom lėšų, tai buvo finansavimo šaltinis, kuris šiandien mes turime. Didžiausias korekcijas sporto komplekso statybose padarė Lietuvą užgriuvusi ekonominė krizė. Vos išrinkus naują šalies valdžią, iš 2009 vyriausybės programos Šakių jaunimo kūrybos ir sporto komplekso baseino statybos numatyti 800 000 litų buvo apskritai išbraukti. Kaip dabar aiškėja, iš rajono kilę Seimo nariai Arimantas Dumčius, Mindaugas Bastys ir Arvydas Vidžiūnas dėjo didžiulės pastangas, jog šis objektas visgi atsirastų vyriausybės programoje. Pavyko. Jau šių metų pradžioje paaiškėjo, jog baseino statyboms nutarta skirti 300 000 litų. Bertašius patikino, kad Šakiams skirtos ne tik šios lėšos, bet ir dar 3,3 milijonai litų. Už juos bus užbaigti jau tebestovinčio sporto komplekso pagalbinių patalpų įrengimo darbai, nupirkta sporto salės įranga. O plaukimų baseinų lėšų tikimasi gauti iš ES paramos fondų. Planuojama, kad baseino statyboms prireiks apie 7 milijonus litų. Tai yra didžiulės lėšos ir juos yra užbaigti šitam objekto dalį su pagalbiniam 3 aukštų pastato tai daliai, kaip minėjau, 3,3 su viršų milijonų. Yra visos jos jau patvirtintos, yra valstybės biudžete ir mes tą turime informaciją ir valstybės žiniuose ir tai mes tada galėsim padaryti. Kurie darbai yra likę atlikti, tai yra pakabinti lubasą, sudėti duris, pabaigti, kaip minėjau, plyteles ir padaryti antrą dažymą. Ir aišku, smulkus darbai. Tai čia kas liečia pagalbinį pastatą, o saliai, tai tiesiog yra likę užbaigti salės mūro viršų, šiek tiek padailinti, tai yra padažyti tose vietose, kur konstrukcijos eina į sendvičius, ir uždėti apdailinę palangę ir toliau vyksta salėje likę darbai nuplauti sienas, išplauti visas konstrukcijas apdulkyjusios ar nubėgimus ir taip toliau. Ir jau galima galvoti apie sportinės įrangos vežimą, dangos dėjimą. Nepaisant visų trukdžių, panašu, kad jau šių metų rudenį sporto aistruoliai galės lankytis naujoje sporto salėje. Bent jau tai pažadėjo Bertašius. Pagrindiniai statybos darbai tiek sporto salėje, tiek pagalbinėse patalpose jau baigti. Sausio pradžioje pradėta šildyti sporto salė ir pagalbinės patalpos. Baseino statybos taip pat nestovi vietoje. Jau ruošiamas techninis pastato projektas, kainuosiantis apie 144 000 litų.
Pirmo šių metų ketvirčio pabaigoje ar antro ketvirčio pradžioje savivaldybė ketina skelbti baseinų statybų rangovo konkursą. Planuojama pastatyti mini vandens pramogų kompleksą su pirtimis, baseinais vaikams ir suaugusiems. Sporto komplekse krepšinio, badmintono ar kitas sporto varžybas galės stebėti apie 550 sirgalių, o kultūriniams renginiams pristačius papildomų kėdžių numatyta apie 700 sėdimų vietų. Pasak rajono mero, tiek vietų pagal jų skaičiavimus visiškai pakaks. Plaukimo baseine jis yra suprojektuotas, kad bus dvi pirtys, suomiška, rusiška, varlinukas vaikams, visa kita, kad atėję tėveliai su vaikučiai galėtų turėti savo baseiną, mažąjį, didesnį didįjį, o kiti ir pirty galėtų laiką praleisti ir panašiai. Darom taip, kad norim padaryti taip ir manau, kad padarysim, kad būtų patogu ir mažiem ir didelį. Baseinas baseinu. Pasidarykime po jaunimo kūrybos ir sporto centro pagalbinės patalpas. Ką šiuose patalpose ketinama įkurdinti? Pagalbiniam pastate yra numatytos dvi patalpos. Vienoje patalpoje įsikurs treniruoklių salę, tai jau yra nuspręsta, ir dar viena patalpa yra, tai dar dėl jos galutinai neapsispręsta. Yra mąstoma, ar rankų lenkimo klubui, ar kitam rajono klubui ją skirti, dar neapsispręsta. Ir dėl trečios patalpos yra jau irgi maždaug galutinis sprendimas, tai kad jame įsikurs mūsų rajono regionų krepšinio lygoj žaidantis klubas Zanavykas. Turės savo patalpą. Sporto kompleksas kartu su pagalbinėmis patalpomis bus pradėtas eksploatuoti pastačius baseinų pamatus, sienas, stogą ir sutvarkius aplinką aplink pastatus. Baseinų vidaus darbai vyktų jau atidarius sporto kompleksą. Realiai aš manau, kad sporto salė, pirmos varžybos turėtų vykti jau šių metų, mokslo metų pradžioje, tai rugsėjo mėnesio pradžioje, o kokią datą tiksliai mes parinksim, sunku dar pasakyti. Tai yra realu, tai yra įmanoma ir tai yra įmanoma padaryti darbus vykdant, neforsuojant tos darbus, o pagal visas technologijas ir neskubant per daug, bet padarant gerai. Naują Šakių krepšinio klubo Zanavykas sezoną galėsime stebėti naujoje sporto salėje, tačiau baseinų teikiamais malonumais šakiečiams pasimėgauti teks negreitai. Anot mero, jei viskas vyks sklandžiai, baseiną Šakiai turės geriausiu atveju 2011 metais. Lėšos statyboms bus kaupiamos ir panaudojamos iš visų įmanomų šaltinių. Vienas iš pagrindinių – Marijampolės apskrities regioniniai plėtrai numatytos ES lėšos. Kas liečia Šakius, Šakių rajoną žmonės tikrai labai domisi ir labai tikrai klausinėja, kada. Tikrai aš matau jų akise tikrai didelį norą, kad tai būtų padaryta. Šakiuose pastatytas kompleksas, aišku, su baseinu. Reiškia, ir netgi daugiau klausimas visada kyla, kadagi tas baseinas. Tai ir visada sakau, tikrai bus ir pastatysim. Tik svarbiausia kantrybės. Meras rajono ir ūkio skyriaus vedėjas tikrai stengiasi, kas liečia piniginę išraišką. Aiškia, kad statybos nesustotų, jos aišku ir nesustos, nes mes tą matome, jos vyksta. Reiškia, ir tikrai bus. Jaunimo kūrybos ir sporto centro sporto komplekso statybos iš viso atsieis apie 17 milijonų litų. Pirmo etapo darbai sporto salės ir pagalbinių patalpų statyba kainuos apie 10 milijonų litų. Dar apie 7 milijonus litų reikės plaukimo baseino, 4 takeliai po 25 metrų statybai. Įgyvendinus šio projekto statybas yra kita medalio pusė – tokio sporto kompleksų išlaikymas. Pasak mero, 80% lėšų reikalingų tokio komplekso išlaikymui susirinks pats kompleksas, o likusias išlaidas nori turės padengti savivaldybė iš savo biudžeto. Pavyzdžiui, vos pradėjus eksploatuoti panašaus dydžio sporto kompleksą Ignalinoje, bent jau pirmaisiais jo veiklos metais rajono savivaldybė komplekso išlaikymo skirdavo mažiausiai 80 000 litų per metus. Tačiau tai tik pinigai, kurių dėka užimtumas šiuolaikinėje sporto bazėje turės didelis būrys rajonų žmonių, ypač jaunimas.
Ir ne tik krepšinio mėgėjai, bet ir kitų sporto šakų atstovai – futbolininkai, badmintonininkai, jėgos, dvikovinio rankų lenkimo sporto mėgėjai, būsimieji plaukimo meistrai ir kiti.